galime išgirsti tą V8 garsą. Nu ką, offroado fanai, turime ir jums modeliuką. Porsche Cayenne Turbo 2006 metų, padaryta tikrai daug visokių modifikacijų, investuota daugiau nei 25 000 eurų, tad šitas Porsche'as tikrai rimtas aparatas. Įdėtas 3 colių Eurovise liftas, Buffy Goodrich All Terrain 265 šiam5 padangos, R18 Porsche ratai, pilnai perrinkta važiuoklė, restauruota oro pakaba. Viskas daryta tikrai su meile ir investuota daug pinigų bei labai daug laiko. Galime išgirsti tą V8 garsą. Traukia tikrai gerai, automobilis perduoda tikrai labai superinę emociją. Wow, kaip 2006 metų automobiliui salonas yra tikrai išlaikytas, labai komfortiškas, rida tik 160 000. Čia turime savo važiuoklės visus parametrus, speedometras irgi labai informatyvus, turbinos barus netrodo, multimedija. Tai žodžiu, automobilis važiuoja labai patogiai, važiuoja labai linksmai, na žinoma, tai yra ruošta offroadui, skirtas jau tikrai užkietėjusiam offroado fanatikui. Ir svarbiausias momentas tas, čia nėra tiesiog sportinis SUV ar džipas, čia yra du viename. Bekelė važiuoja kaip žvėris, o asfaltu važiuoja kaip normalus Porsche. Šio automobilio kaina 9600 eurų. Galime suteikti lizingo paslaugas, gali keisti savo seną automobilį ir gali įsigyti Mango draudimo nuo gedimų. Tad ieškai tikrai rimto džipo, šis variantas gali būti kaip tik tau.